Kas verčia žmogų žudyti? Ar tai traumuojanti vaikystė, psichinė liga, ar galbūt žudikas slepiasi netoli nuo mūsų, biure, kaiminystėje, net šeimoje? Mindhunter – tai išskirtinė kriminalinė drama, pasinerianti į žmogaus psichikos gelmes, kur blogis ne visada atrodo kaip pabaisa, o dažnai kaip banalus kasdienybės šešėlis. Šis pasakojimas – tai kraujas stingdantis psichologinis tyrimas apie blogį, baimę ir bandymas suprasti žmogų tuo metu, kai jis tampa monstru. Joe Penhalio pagal tikrus įvykius sukurtas serialas su Davido Fincherio pagalba ir preciziškumu analizuoja ne tik nusikaltėlius, bet ir tuos, kurie juos tyria. Serialas remiasi ankstyvuoju kriminalinės psichologijos bei kriminalinio profiliavimo laikotarpiu Federalinėme tyrimų biure FTB ir siekia atskleisti bei padėti suprasti žiūrovams, kaip veikia siaubingų nusikaltėlių protai. Žiūrovai stebi, kaip du FTB agentai, jaunasis tyrėjas Holdenas Fordas ir patyręs agentas Billas Tenchas bando sukurti sistemą, kuri padėtų geriau pažinti nusikaltėlius, jų mąstymą. 1977 metais jie pradeda savo kelionę po JAV, apklausdami pačius siaubingiausius visų laikų žudikus. Tai serialas apie žmonės, kurie stengiasi suprasti tai, kas beveik nesuvokiama. Tarp šiuolaikinių kriminalinių dramų retai kada pasirodys kūrinys, kuris ne tik prikausto dėmesį, bet ir verčia mus pačius pasinerti į tamsą. 2 sezonų serialas Mindhunter, sukurtas specialiai Netflix platformai, yra toks atvejis. Serialas įkvėptas knygos Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, kurią parašė buvę FTB agentai Jonas E. Douglasas ir Markas Olshakeris. Tai autobiografinis pasakojimas apie Douglaso patirtį, kuriant pirmąjį elgsenos mokslų skyrių Federalinėme tyrimų biure. Serialo veikėjas Holdenas Fordas yra paremtas būtent Douglasu. Taigi, tai ne fikcija, o stilizuota realybės interpretacija, pritaikyta draminiam pasakojimui. Prieš mūsų akis netradicinis kriminalinis trileris, o kruopšti, beveik akademinė psichologinės tamsos analizė. Jo centre klausimas, kuris vis skamba tarp eilučių. Ar galime suprasti blogį, neįtraukę jo į save? Serialo tonas, vizualinis stilius ir netgi emocinis šaltumas aiškiai išduoda Davido Fincherio braižą. Tai vienas įtakingiausių šiuolaikinių, o gal ir visų laikų režisierių. Jis ne tik pasižymėjo kaip vienas iš vykdomųjų serialo prodiuserių, bet ir režisavo pirmas 2 pirmojo sezono serijas bei 4 antrojo. Jo ankstesni darbai, tokie kaip 7, Zodiakas ar Dingusi, jau parodė, kad Fincheris domisi nusikaltimais ne kaip paslaptimis, o kaip žmogiškojo būvio iškraipimu. Mindhunter šį susidomėjimą paverčia serialo pagrindu, sustebinančiai unikalią autentiškumo atmosferą, kuomet žiūrėdamas jautiesi ne kaip stebėtojas, o kaip įvykių liudininkas. Pirmame sezone susipažįstame su Holdenu Fordu, jaunu, intelektualiu, tačiau naiviu FTB agentu, kuris nori suprasti žudikus. Jis susiduria su Billu Tenchu, labiau patyrusiu, žemiškesniu tyrėju, kuris iš pradžių skeptiškai žiūri į Holdeno teorijas. Didelė pirmojo serialo sezono dalis skirta interviu pokalbiams su garsiais serijiniais žudikais, siekiant suprasti jų psichologiją. Tarp jų ir Edmundą Kemperį, koledžo mergaičių žudiką, puikiai suvaidintą Camerono Britono, kuris tampa savotišku Fordo mentoriumi ir atveria langą į psichopato mąstyseną. Kemperis realus žudikas, kuris nužudė savo senelius, vėliau motiną ir dar kelias moteris. Tačiau serialis pasirodo kaip mandagus, intelektualus, net karizmatiškas žmogus. Būtent tokie paradoksai, kai žudikas pasirodo normalus, kelia didžiausią siaubą. Kemperis nėra vienmatis monstras. Serialo kūrėjai jį pertikė kaip keistai žmogišką, intelektualų, savianalizės nevengianti ir netgi savotiškai karizmatišką. Ir toks dviprasmiškumas trikdo. Žiūrovas jaučia pagarbą jo proto galioms, bet negali pamiršti žiaurių jo nusikaltimų. Įtampa Kemperio scenose kyla ne iš veiksmų, o iš tylos ir pokalbių. Tai, kaip jis kalba su Holdenu, lėtai, su intimiu šaltumu, kuria hipnotizuojančią atmosferą, kuri tuo pačiu ir traukia ir baugina. Šis portretas puikiai įkūnija Mindhunter stilistiką, psichologinį intensyvumą be pigių triukų ar smurto vaizdavimo. Kemperio personažas tampa serialo mikrokosmosu, tyrinėja ribą tarp racionalumo ir beprotybės, tarp žmogaus ir žvėries, tarp empatijos ir blogio. Britono pasirodymas tai stulbinantis pavyzdys, kaip giliai galima įkūnyti siaubą, be jokių riksmų ar kraujo, vien žodžiais, žvilgsniu ir pauze. Jei Jonas E. Douglasas tapo Holdeno Fordo personažo prototipu, tai Robertas K. Ressleris Billio Tencho veikėjo pagrindu.
Douglasas nėra naujas veidas Holivudo pasakojimuose. Jis taip pat įkvėpė Jacko Crawfordo personažą Thomaso Harriso romanuose vėliau virtusiuose kino filmais Raudonasis drakonas ir Avinėlių tylėjimas. Tuo tarpu Roberto Resslerio paralelės su Billiu Tenchu nėra tokios akivaizdžios kaip tarp Douglaso ir Holdeno. Ressleris 80-ame dešimtmetyje dirbo elgesio mokslų skyriuje ir laikomas termino serijinis žudikas autoriumi. 9-ame dešimtmetyje jis taip pat apklausė serijinius žudikus ir sukūrė pirmąją nacionalinę neišaiškintų nusikaltimų kompiuterinę duomenų bazę, padėjusią susekti tarp valstijų migruojančių žudikus. Jis taipogi tyrė ir garsiausias bylas, tarp jų Jeffrio Dahmerio bei Tedo Bandžio medžioklę. Pirmame Mindhunter sezone taip pat įtraukiama daktarė Wendy Carr, aštraus proto psichologija, kuri sistemina informaciją ir pradeda teorijoms įgyti struktūrą. Ji yra objektyvumo balsas, tačiau pati kovoja su savo paslaptimis, nes homoseksualumas 80-ame dešimtmetyje vis dar reiškia socialinę izoliaciją. Šis personažas paremtas tikra psichologija, daktarė Anna Wolbert Burgess. Ji taip pat dirbo FTB elgesio mokslų skyriuje kartu su Douglasu ir Ressleriu. Visi trys kartu parašė knygą Sexual Homicide – Patterns and Motives. Vieną pirmųjų moksliškai pagrįstų tyrimų apie serijinius žudikus, išleista 1988 metais. Kartu Fordas, Tenchas ir Carr kūrė sistemą. Jie bando tipologizuoti žudikus pagal motyvus, elgseną, vaikystės patirtis. Taip gimsta tai, ką šiandien žinome kaip profiliavimas. Serialas rodo, kaip sudėtinga struktūrizuoti chaosą. Mūsų stebima istorija prasideda nuo naujo FTB padalinio įkūrimo, specialaus skyriaus tyriančio serijinių žudikų psichologiją. Jo tikslas – analizuoti nusikaltėlių elgesį ir šias įžvalgas pritaikyti kitų nusikaltimų prevencijai bei tyrimams. Tačiau tuo metu psichologijos ir teisėsaugos derinimas buvo naujas, daugeliui nesuprantamas ar net prieštaringas metodas. FTB vadovybė į šią iniciatyvą žvelgia skeptiškai, o padalinio nariai nuolat turėjo įrodinėti savo metodo veiksmingumą. Tyrėjai neapsiribojo vien tik interviu su kaliniais. Pamažu atskleidžiamos vietinės bylos, kuriuose agentų teorijos pradedamos taikyti realiose situacijose. Tačiau į metodai kelia susirūpinimą, ne tik dėl moralinių klausimų, bet ir dėl to, kaip artimas kontaktas su žudikais veikia jų pačių psichiką. Fordas vis labiau įsigilinęs į tamsius protus ima keistis, o tai sukelia įtampą jo santykiuose tiek darbe, tiek asmeninėme gyvenime. Visa tai leidžia pažvelgti ne tik į nusikaltimų tyrimo procesą, bet ir į platesnius pokyčius teisėsaugoje bei visuomenės požiūryje į nusikaltėlių psichologiją. Fincherio režisūrinis braižas atpažįstamas iškart. Ilgi, lėti kadrai, subtili kamera, ribotas spalvų paletė, minimalus garso takelis. Tačiau visa tai nekuria nuobodulio. Atvirkščiai, įtampa kyla iš tylos, iš to, kas nesakoma. Kamera dažnai ilgai laikosi ties veidu, kai veikėjas mąsto, dvejoja ar slepia emociją. Tai psichologinė tiksli fotografija, kurioje kiekviena detalė svarbi. Vienas įspūdingiausių serialo elementų – tai kaip tikroviškai perteikti žudikų portretai. Pagrindinė Mindhunter įtampa kyla ne iš veiksmų, o iš pokalbių. Ilgi, įtempti interviu su žudikais tampa psichologinėmis dvikovomis, kurių metu agentai bando priversti nusikaltėlius atverti savo motyvus, o kartais net patys paslysta moralės rėmuose. Besivystant veiksmui susidurime su dažnai pasitaikančiu klausimu. Ar serijinių žudikų tiesiog gimstama? Ar tokius juos paverčia gyvenimas ir juos supanti aplinka? Ar žmonės turėtų stengti suprasti žudikus, o gal tiesiog jiems visiems klijuoti blogio etiketes? Ar gali suvaidinti empatiją, kad suprastum tokį bjaurų žmogų su viltimi, jog tai padės išvengti būsimų nusikaltimų? Tai kilni idėja, kuri kartais veikia, o kartais ne. Seriale epizodiškai pasirodo ir Charlesas Mansonas. Jį, kaip ir Quentino Tarantino filme Vienąkart Holivude, suvaidino tas pats aktorius, Damonas Harrimanas. Antrajame Mindhunter sezone veikėjai iš teorinės fazės pereina į praktinį taikymą. Jie pradeda tyrinėti realias žmogžudystės, o svarbiausia byla tampa Atlantos vaikų nužudymai 1979–1981 metais. Tai tikras istorinis atvejis. Per 2 metus nužudyta per 25 vaikai ir paaugliai. Dauguma iš jų afroamerikiečiai. Ši byla tampa serialo moraliniu centru. Valdžia neskuba reaguoti.
Bendruomenė jaučiasi apleista, o spaudimas FTB komandai vis auga. Rasizmas, biurokratinis cinizmas ir viešųjų ryšių prioritetai trukdo tyrimui. Nuolatinis bendradarbiavimas su žudikais ir panirimas į tamsiausią žmogaus psichikos pusės paveikia Holdeno emocinę būseną. Jis tampa vis labiau atsiribojęs nuo žmonių, ypač artimųjų. Empatija pakeičia šaltas objektyvumas, virstantis abejingumu ir vidinė distancija. Holdenas ima demonstruoti manipuliatyvumo požymių. Jaučiasi protingiausias kambaryje, nemėgsta prieštaraujančių žmonių, sunkiai reiškia emocijas. Holdeno veikėjo raida tai kelionė nuo idealisto, tikinčio žinių gale, iki žmogaus, prarandančio žmogiškumą dėl per artimo ryšio su blogiu. Billas Tenchas, kurį vaidino Holtas McCallany, patyręs FTB agentas, išsiskiriantis racionalumu, emociniu stabilumu ir gyvenimiška patirtimi. Skirtingai nei Holdenas, jis yra praktiškas ir santūrus. Į kriminalinę psichologiją žiūrintis kaip į profesinį įrankį, o ne asmeninę misiją. Jam svarbiausia ne teoriniai principai, o konkretūs rezultatai - sugauti žudikus ir užkirsti kelią nusikaltimams. Tenchas turi stiprų moralinį stuburą ir empatijos jausmą, kurio dažnai stokoja Holdenas. Jo žmogiškumas atsiskleidžia per santykius su šeima, ypač su įsūniu, turinčiu elgesio sutrikimų. Ši asmeninė linija parodo Tenchą kaip žmogų, mėginantį suderinti darbą su šeimos gyvenimu, tačiau vis labiau prarandantį ryšį su žmona ir vaiku dėl nuolatinio buvimo tamsos apsuptyje. Billas Tenchas antrajame sezone išgyvena asmeninę dramą. Jo įvaikintas paauglys įsivelia į šokiruojantį nusikaltimą. Pasyviai stebi žmogžudystę ir jos nesustabdo. Šis siužeto linija kelia klausimą, ar smurtas slypi genetikoje, ar jis aplinkos rezultatas. Tenchas, nagrinėjantis serijinius žudikus darbe, turi susidurti su tuo pačiu klausimu savo namuose. Tencho raida šioje istorijoje nėra drastiška kaip Holdeno. Jis išlieka tvirtas, tačiau jaučia augantį emocinį nuovargį. Agentas nepraranda žmogiškumo, tampa moraliniu serialo kompasu. Kelia klausimus apie tyrimo metodų etiką, rodo užuojautą aukoms ir jų artimiesiems. Nors jis nėra vizionierius, jo stabilumas ir kritiškas požiūris padeda išlaikyti ribą tarp tyrimo ir žaidimo su blogiu. Šis detektyvų duetas vienas įtakingiausių televizijoje. Jų santykiai paremti ne draugystė, o profesinė būtinybė ir idėjinė įtampa. Holdenas vizionierius, Tenchas pragmatikas. Ši dinamika ir auganti įtampa tarp jų stumia serialą į priekį, leisdama gilintis į emocinius ir etinius profiliavimo iššūkius. Galiausiai abu aktoriai sukuria išskirtinius vaidmenis. Grofas perteikia psichologinę obsesiją su trikdančiu tikslumu, o McCallany suteikia pasakojimui emocinį pagrindą. Kartu jie istorijai suteikia gilumo, įtampos ir žmogiškumo. Nors FTB agentai Fordas ir Tenchas pradeda formuoti tyrimų bazę, tik atsiradus trečiam nariui, psichologijai Wendy Carr, komanda pradeda pasiekti apčiopiamų rezultatų. Wendy, kurią įkūnija Anna Torv, tampa komandos klijais, intelektualia, racionalia ir emociškai susivaldančia moterimi, sugebančia suderinti akademinį požiūrį su praktiniais tyrimo poreikiais. Skirtingai nei Holdenas ar Tenchas, Wendy žvelgia į tyrimus iš akademinės distancijos. Jai svarbiausi teorinis nuoseklumas, metodologinė tvarka ir tyrimų etika. Ji dažnai kelia klausimus apie tyrimų moralinės ribas, jų poveikį pačiam tyrėjui ir visuomeniai. Šis kritinis požiūris padeda išlaikyti pusiausvyrą tarp empirinio darbo ir žmogiškumo. Daktarės Carr siužeto linija kartu atskleidžia jos emocinę izoliaciją. Viena iš jautriausių scenų, kai jo santykiai su partnerė nutrūksta, nes Wendy negali atsiverti, būti pažeidžiama. Ji moka analizuoti kitus, bet pati sau lieka paslaptimi. Jos asmeninis gyvenimas lieka uždaras, apgaubtas tylos. Tai rodo, kaip net stiprios, aukštas pareigas užimančios moteris priverstos slėpti tapatybę tam, kad išlaikytų profesinį autoritetą. Per abu sezonus matome pasikartojančias trumpas scenas su kitu žudiku, Denisu Raderiu, dar žinomu kaip BTK. Jis dar nėra sučiuptas, bet mes stebime jo kasdienybę, meistriškai sukonstruota įtampos bomba. Šios trumpos scenos simbolizuoja tai, jog blogis niekada nemiega, kad net kai veikėjai užveria vienas duris, kitos jau prasiveria. Tai ir buvo Fincherio ilgalaikė vizija per kelis sezonus suvesti pagrindinius veikėjus su BTK byla. Vienas iš stipriausių antrojo sezono aspektų - tai kaip serialas vaizduoja politinės ir socialinės kliūtis, trukdančias veiksmingam tyrimui. Vietos valdžia nenori, kad FTB tirtų šias bylas, nes tai atskleistų rasinį šališkumą, skurdą ir institucijų neveiklumą. Nors naujasis FTB skyrius veikia itin sėkmingai, valdžios nenoras gilintis palieka atvirą klausimą, kiek teisingumo iš tiesų pasiekta.
2020-aisiais buvo oficialiai pranešta, kad serialas sustabdomas neribotam laikui. Fincheris atskleidė, kad serialo gamyba buvo itin brangi ir emociškai varginanti. Jis sakė, norėjau, kad trečiasis sezonas vyktų Los Andžele, tyrinėtų Holivudo ir žudikų sąsajas, bet tai būtų kainavę per daug. Aktorių sutartys buvo nutrauktos, o fanai liko su neatsakytais klausimais. Buvo gandų, kad jei būtų buvęs trečiasis sezonas, jis būtų įtraukęs Tedą Bundy, Johną Wayną Gacy, Charlesą Mansoną, žudikus, kurie tapo žiniasklaidos fenomenais. Būtų iškeltas klausimas, ar žudikų žinomumas padeda tyrimui, ar tik stiprina jų legendą. Iki 2025 metų pradžios oficialių serialų pratęsimo planų kaip ir nėra. Nors Fincheris užsimena, kad nieko neatmeta ir yra galimybė išvysti serialo tęsinį 3 filmų kulminacijoje. Daugeliu Mindhunter vis dar išlieka viena geriausių Netflix platformos dramų. Tai serialas išsiskiriantis intelektualumu, emociniu sudėtingumu ir kino kokybės režisūra. Nors trečiasis sezonas šiuo metu atrodo mažai tikėtinas, tikimasi, kad Fincheris sugrįž prie šios istorijos, kai sąlygos bus palankesnės. Kol kas Mindhunter lieka kaip aukso standartas psichologinio kriminalo žanre. Serialas, kuris ne tik vaizduoja tamsą, bet ir ją analizuoja akademiniu tikslumu. Serialas niekada neromantizuoja blogio. Jis parodo, kaip banaliai, žmogiškai gali atrodyti baisiausi nusikaltėliai. Būtent ši banalumo ir siaubo sintezė palieka didžiausią įspūdį. Gal būtent todėl Mindhunter išlieka galingų kūrinių, nes jame nėra aiškių atsakymų. Jis nešlovina nusikaltimų, bet ir jų nesmerkia paviršutiniškai. Jis stebi, analizuoja ir leidžia žiūrovui daryti savo išvadas. Ar galima suprasti žudiką, neprarandant žmogiškumo? Ką reiškia metų metus klausyti siaubo istorijų? Kaip tai keičia asmenybę? Serialas reflektuoja, kaip traumos, vaikystės patirtis ir aplinka kuria žudiką. Galbūt didžiausias Mindhunter pasiekimas tai, kad jis niekada nesureikšmina žudikų. Priešingai, parodo, kaip sistema, institucijos ir visuomenės normos prisideda prie jų atsiradimo. Su jumis buvo kinomania.lt. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką bei palikti komentaro, ką dar mums vertėtų ateityje apžvelgti ir būtinai užprenumeruokite kanalą. Sekite filmų ir serialų naujienas kinomania.lt portale ir socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.